Šio sezono pirmoje laidoje Kultūra Plius papasakosime apie Mėmelio žlugimą bei apie sovietų armijos atėjimą į Uostamiestį, baigiantį žiauriausiam Europoje antrajam pasauliniam karui. Susitiksime su jaunu, talentingu, energijos kupinu naujuoju Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovu Mindaugu Bačkum. Čia dabar ką daryti su tokiais plaukais? Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Labas vakaras. Po trumpos kūrybinės pertraukos naujame Baltikum televizijos sezone su jumis ir vėl sveikinasi laida Kultūra Plius. Antrasis pasaulinis karas Europoje prasidėjęs prieš kiek daugiau nei 70 metų pridarė didžiulių ir netitaisomų nuostolių. Šis įvykis neaplenkė ir Lietuvos. Antrojo pasaulinio karo metais Klaipėdoje viešpatavo nacių kariuomenė. Baigiantis antrajam pasauliniam karui, prie Klaipėdos prisiartinus sovietų kariams, vokiečiams buvo įsakyta gintis visų pajėgumų. Po daugiau nei 100 dienų trukusios kovos į Klaipėdą įžengė sovietai. Šiandien papasakosime apie Mėmelio žlugimo istoriją. 1939 metais vokiečiai užėmė Klaipėdos kraštą, rūpinosi pakrančių uosto apsaugą, įkūrė povandeninių laivų flotilę, į Klaipėdą atvyko apie 600-800 kariškių. 1944 metais vasarą Hitleris įsakė evakuoti civilius gyventojus. Buvo išgabenta apie 18 000 žmonių. Kas spėjo per Šilutę, per Tilžę evakavosi. Tačiau ten prie sienų už Šilutės sovietų tankai atkirto kelią, labai daug žmonių buvo ir, kaip sakome, yra žinios tokius, kad ešalonai pabėgėlių su traukiniais ešalonais, kur važiavo, nieks nežino, kur jie dingo, nes gali būti, kad ten ir daug yra žmonių žuvo labai daug. Ir paskui, reiškia, tas kraštas ištuštėjo, o Klaipėdos gyventojai čia irgi dalis jau spalio mėnesį, didelė dalis, ypač turtingieji ir visi kiti civiliai gyventojai buvo evakuoti. Liko tik žmonės, kurie padėjo aptarnauti kariuomenę. Žmonės jūros keliu per Kuršių neriją buvo evakuoti į Rytų Prūsiją, Karaliaučių, o vis labiau artėjant frontui į Vokietiją. Jau jautė, kad bus šturmas sovietų armijos 45 metais sausio mėnesį. Dar sausio 10-12 dienom vokiečių kariuomenė bandė prasiveržti į Rygos pusę. Jie buvo pasiekę čia Kretingalę beveik, kai kurios kariuomenės dalys, tačiau tada prisidėjo sovietų armijos aviacija ir artilerija ir juos nustūmė atgal. 1944 m. spalio pradžioje sovietų armija, nustumusi silpnas vokiečių užtvarą Žemaitijoje, pralaužė frontą. Buvo duotas įsakymas sovietinės kariuomenės vadams, kad padaryti didelį proveržį ir bandyti nuo Rygos pusės įsiveržti į link Klaipėdos, link Mėmelio ir pabandyti užimti pajūrį. Bet armija, kadangi sovietinė, jinai atliko didelį žygį, maždaug apie 80-50 km, jinai buvo gana tokia. Ir po to žygį iškart pradėjo čia puolimą, nespėjo paprasčiausiai ir prasidėjo dar lietus, ruduo, tankai klimpo ir tas puolimas sustojo. Taip pat vokiečiai labai stipriai pasiruošė, miestas jau tai buvo ruoštas, čia įtvirtinimai buvo pastatyti kelios linijos, 3 gynybinės prie miesto prieigose visur. Ir veržlių tokių įėjimų, pirmų šturmų paimti miesto nepavyko. Ir prasidėjo Mėmelio apsiaustis. Klaipėdos apsiaustis truko net 115 dienų, kai net Berlynas gynėsi tik 8 dienas. Žinoma, pastovių puolimų nebuvo, tačiau miestas buvo apgultyje. Karo metais tiek daug tos technikos nebuvo, tačiau jau artėjant frontui jie suprato, kad Mėmelis jiems buvo labai svarbi bazė ryšiams tarp šiaurės ir Karaliaučiaus pusės tarp Rytprūsių. Čia buvo visai šitas uoste buvo povandeninių laivų bazė didelė ir reiškia per Mėmelį buvo galima kontroliuoti Baltijos jūrą. Pirmą kartą šio karo metu vokiečiai prie Mėmelio panaudojo didelius karinio jūro laivyno laivus bei plaukiančias artilerijos baterijas sausumos kariuomeniai remti. Ginti Mėmelio buvo mesta 60 tankų, elitinis žaliųjų velnių parašiutininkų pulkas, 600 SS parašiutininkų desantininkų ir smogiamosios aviacijos pulkai. Buvo atvežtos didelės patrankos ant geležinkelių platformų, iš jų buvo bandoma apšaudyti. Taip pat buvo visi aukštieji miesto pastatai, bažnyčių bokštai ir kiti pastatai buvo
visi nusprogdinti, kad iš jų negalėtų vokiečiai stebėti Sovietų armijos puolimų ir taip toliau. Vokietijos karinio jūrų laivyno vyriausias vadas grosadmirolas Denisas įsakė visomis jėgomis ginti miestą ir uostą, nes jis praradus Estijos ir Latvijos uostus įgijo ypatingą reikšmę. Šio miesto sovietams buvo stengiamasi netiduoti. Buvo įsakyta 26 dieną pradėti mūšius, žvalgybinius mūšius vadinamus. Ir po tų žvalgybinių mūšių vokiečių armija iš pirmos gynybinės linijos pasitraukė, persikėlė į antrą, buvo 3, kaip sakiau, linijos gynybinės. Ir Sovietų armija užėmus tas pirmas gynybinės linijas suprato, kad galima organizuoti toliau ataką. Pasiruošė, jie neskubėjo per daug, nes matyt vis tiek matė, kad jau gal ir norėjo to žmonių išvengti karių vis tiek, nes šturmuojant visada didesnė pusė patiria, valančioji nuostolių daugiau. Ir 27 dieną irgi vyko mūšiai, o 28 iš 27 į 28 naktį, o 4 valandą į miestą įžengė Sovietų armijos kariai ir 16 divizijos tos vadinamosios kariai, vieni iš pirmųjų įžengė į miestą ir tuo metu paskutiniai vokiečių kariuomenės daliniai, kariai, kas galėjo, persikėlė per Kuršių neriją, per Perkėlavą į Kuršių neriją, Smiltynę. Sovietų kariai žengė į miestą dėl sprogimų ir gaisrų turėjo atsitraukti, kol bus atlikti išminavimo darbai. Sausio 30, vasario 2 vyko mūšiai dėl Kuršių nerijos, kadangi jie matė, kad ten yra pasitraukusi vokiečių kariuomenė ir iš jos jie dar apšaudė miestą. Vokiečiai iš ten čia Smiltynėje stovėjo didelio kalibro patrankos, kurios iššaudė, reikėjo juos pabaigti. Tai buvo bandoma per ledą šturmuoti čia ties 9 kilometrų vadinamų Kuršių marių ten važiuojant, kur Alksnynų. Per ledą buvo bandoma pereiti, bet sunki technika skendo, vokiečiai bombardavo, pirmas bandymas nepavyko, tai tada buvo nuspręsta, paskui buvo palankus vėjas, pūtė į Kuršių nerijos pusę. Tai buvo nuspręsta, kad reikia padaryti dūmų uždangą. Jinai 1,5 valandos kažkur truko ir per tos dūmus vokiečiai nematė ir tada lengvoji Sovietų armija, lengvesnė kariai ir su lengva ginkluotė perėjo per ledą, įsitvirtino tenai ir paskui tada pradėjo ir kita. Ir ten buvo dideli mūšiai irgi nemaži susirėmimai. Paskutinis vokiečių dalis tai vietai dar kovėsi. Šiandien Klaipėdoje veikia kelios Lietuvos kariuomenės institucijos. Viena didžiausių – karinės jūrų pajėgos. Karinės jūrų pajėgose dirba apie 600 karių ir darbuotojų. Viso karinėse jūrų pajėgose yra 6 padaliniai. Didžiausias padalinys yra karo laivų flotilė, kurioje yra 8 kariniai laivai, taip pat 3 uosto kateriai. Visose karinėse jūrų pajėgose vykdomas kovinis rengimas. Kaip ir minėjau, pats didžiausias padalinys karo laivų flotilė, jai priklausantis laivai periodiškai eina į jūrą, ten vykdo kovinį rengimą, dalyvauja įvairiose pratybose, tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse pratybose. Lietuvos teritorijos vandenyse, už teritorinių vandenų, taip pat įvairiose užsienio šalyse. Kiekvienais metais vykdome įvairias operacijas bei pratybas, kad tas minas pašalinti ir taip sumažinti jų keliamą pavojų laivybai, ekonominiai veiklai, žvejybai. Klaipėdoje taip pat yra ir sausumos kariuomenės dalis. Žemaičio apygardos savanorių 3 rinktinė bei dragūnų batalionas, kur ruošiami profesionalūs kariai. Klaipėdos apskritis, Telšių apskritis ir beveik visa Tauragės apskritis apima mūsų rinktinę. Kiekviename rajone yra mūsų pėstininkų kuopa, iki 100 savanorių, kai kurios kuopos nėra pilnai užpildytos, bet maždaug iki 100 savanorių. Ir šiai dienai turime mes beveik 1000 karių savanorių mūsų rinktinėje. Kovinės technikos mes savo rinktinėje neturime, turime tik transportinę techniką, tai yra sunkvežimiai, lengvosios mašinos, kuriomis savanoriai vyksta į pratybų vietas, kurių pagalba yra vykdoma logistinis aprūpinimas.
pratybų. Taip kad jeigu kam nors kils klausimas apie tankus, tai tikrai mes jų neturim. Ir nemanom, kad jie reikalingi yra mūsų šaliai. Sovietų armijos įsiveržimo į Klaipėdą, baigiantis baisiausiam Europoje antrajam pasauliniam karui, šiandien negalime vadinti Klaipėdos išlaisvinimu nuo vokiečių. Ta diena ne tik, kad miestas materialiai nukentėjo, nebeliko gyventojų, nebeliko kultūros. Žinom, kad pirmieji melenderiai į Klaipėdą grįžo tik 92 metais, 91 metais, kai mes jau Lietuvą atgavo nepriklausomybę. Senosios Klaipėdos nebeliko, senosios architektūros nebeliko, bažnyčių nė vienos nebeturim, kurios seno miesto, tokio seno miesto kaip Klaipėda, jau iš viso jau buvo košmene.